Sausio 11. Šiame pasaulyje pinigai būtini, tačiau derėtų turėti tik tiek pinigų, kiek tau būtina, kad patenkintum svarbiausius poreikius. Pinigų tau reikėtų ir tam, kad galėtum padėti kitiems. Tai geriausia, ką gali padaryti su pinigais – suteikti džiaugsmo kitiems. Žinoma, turėtum išmokti teikti džiaugsmo ir savo pačiam. Aš prastai vertinu asketus mizantropus, kurie dedasi gyveną vien dėl kitų, bet iš tikrųjų eina per gyvenimą niūrūs ir pagiežingi. Tačiau venk turėti ir per daug pinigų, per juos netruksi tapti išdidus ir kietaširdis, bet to dideli pinigai kelia daug rūpesčių. Gyvenk paprastai, džiaukis mažais dalykais, plačiai atverk akis ir ausis gamtos grožybėms, puoselėk meilę artimiesiems. Tuomet niekada nepristigsi džiaugsmo, bet to dar ir gausi jį veltui. Galiausiai pamąstyk dar apie vieną dalyką – pinigai – tai išpūsta iliuzija žadanti tau laimę. Bet patikėk manimi, pinigai tikrai neatneša laimės, antrai patys laimingiausi žmonės vargu ar būtų patys neturtingiausi. Nesileisk apgaunamas pinigų pažadais. Sek mano mokymu ir visada galvok apie tai, kad visi pinigai, taip pat ir tavieji, priklauso man. Jei šiuos patarimus įsidėsi į širdį ir prašysi mano pagalbos, su pinigais tau visa klostysis puikiai. Sausio 12. Visada gyvenk dharmoje, doroje, tai yra pagal Dievo dėsnius. Tik gyvendamas dharmoje gyvensi teisingai, nes jei gyvendamas nesivadovausi dora, tai anksčiau ar vėliau būtinai pradėsi meluoti. Geriausiai apsaugo satija tiesa. Nėra geresnės apsaugos už dharmą ir satiją. Gali paprieštarauti, juk kartais labai nenaudinga sakyti tiesą. Sokratas, kaip ir brolis bei sesuo Scholiai, prarado gyvybės, nesakė tiesą. Daugelis prarado visą savo turtą, tarkim Paramahamsos Ramakrišnos tėvas. Tačiau kalbame ne apie praradimus. Atmink, kad tavo viešnagės žemėje prasmė yra realizuoti Dievą, jokios kitos prasmės šiame pasaulyje nėra. Kągi prarado Sokratas, brolis ir sesuo Scholiai ar Ramakrišnos tėvas? Labai nedaug, tačiau juos persmelkė mano malonė, o tai yra be galo daug. Sausio 13. Kodėl rūpiniesi savimi? Nesirūpink, tavimi juk rūpinuosi aš. Žinoma, sunkumų pasitaiko, tačiau koks nuobodus būtų gyvenimas, jei išvengtum problemų, jos padeda tau augti. Mano mielieji, nesirūpinkit, geriau vertinkit visus sunkumus kaip paskatą mokytis, kurią aš jums siunčiu. Tačiau sunkumai patiriami ne vien todėl, ir tai turi nuolat prisiminti. Yra problemų, kurios užklumpa tave tam, kad tau pagelbėtų ar net išgelbėtų. Pateiksiu tokią istoriją. Vienas žmogus važiavo automobiliu į oro uostą, pakeliui jam nuleido padangą. Jis baisiausiai supyko ir plūdo mane, nesuprato, jei pavėluos į lėktuvą, nebespės į labai svarbų susitikimą. Pagaliau jis pasiekė oro uostą, tačiau lėktuvas jau buvo išskridęs. Jis labai nusiminė, peikė save ir Dievą.
Ir tada baisėdamasis jis sužinojo, kad lėktuvas, kuriuo turėjo skristi, nukrito. Dabar jis dėkojo Viešpačiui, kad pavėlavo į lėktuvą. Jis patyrė malonę būti išgelbėtam ir netgi sužinoti apie tai. Aš tau padedu ir gelbščiu tave taip dažnai, kad tikrai gali manimi pasikliauti, kai sakau, kad esu apsiautęs tave savo globos skraiste. Sausio 14. Daugybę gyvūnų jūs laikote narvuose, sukišate juos į mažytę erdvę. Kodėl taip darote? Nejaugi manote, kad gyvūnai nieko nejaučia? Nejaugi galvojate, kad jie nejautrūs kančiai? Taip galvodami tiesiog bandytumėte nuneigti, kad ir jų siela gyva. Fizinio kūno požiūriu gyvūnai yra tokios pat gyvos būtybės kaip ir žmonės. Jie myli, jaučia, kenčia. Juos, kaip ir jūs, sieja socialiniai saitai, o tarpusavyje jie bendrauja savo kalba. Kaip gali to nesuvokti, žvelgdamas gyvūnui į akis? Kaip net pažįsti juose manęs? Tu nori, kad tavimi rūpinčiausi ir aš tai mielai darau. Tad ar nepasirūpintum ir tu, nors truputį gyvūnais? Be abejo, mano tikslas yra tai, kad su gyvūnais išmoktumėte elgtis taip pat pagarbiai, kaip ir su žmonėmis. Tačiau šiuo metu aš nė nesitikiu tiek daug iš tavęs. Noriu tik vieno, kad ir kur laikytum gyvūną, tvarte ar bute, be paliovos klausk savęs, ar jam ten gera. Jei jam gera, pasidžiauk kartu su juo, tačiau jeigu jam bloga, pasimelsk už jį ir mintyse keliskart pasiųsk jam šviesos, taip 2-3 dienas. Tegu šie žodžiai randa kelią į tavo širdį, nes mane tai džiugina jau dabar. Sausio 15. Geriausias būdas atverti širdį tai kartoti Viešpaties vardą ir šlovinti jį giesmėmis. Jo vardas turėtų niekad nepranykti nuo tavo lūpų, jis persmelks tave laimės, tavo liežuvis nuolat jus subtilų jo skonį. Turėtum kuo dažniau giedoti, dažniausiai kartą per savaitę, geriausiai ketvirtadienį. Jei daugybė žmonių visame pasaulyje šią dieną giedos, kils milžiniška galia, kuri įstengs valyti žemės atmosferą. Giedojimas nebūtinai turi būti tobulas, tau nebūtina turėti dainininko gebėjimų, tai reikia giedoti iš širdies. Perfekcionizmas dažniausiai ir yra kliūtis, jis sietinas veikiau su tavo ego nei su meile. Jei niekam netrukdai, gali sau giedoti, kaip liepia širdis. Net jei ir nepataikytum į taktą, Viešpats gyvenantis tavo širdyje žino, ką nori pasakyti. Jam svarbu jausmas, kuriuo persmelki savo giesmę, o ne dainavimo tobulumas. Tačiau aš nenorėčiau neigti, kad mane labai džiugina gražiai giedama giesmė, kylanti iš pačių širdies gelmių.